Filosofas, profesorius, politinis veikėjas Bronislovas Genzelis vasario 16-ąją atšventė garbingą 75 metų jubiliejų. Ta proga Kaune buvo surengtas simpoziumas, kuriame dalyvavo gausus būrys profesoriaus bičiulių ir bendražygių. Apie profesoriaus Bronislovo Genzelio nuveiktus darbus šiltai atsiliepė Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Taigi, gerbiamas Bronislovai Genzeli, mes drauge išgyvenom audringus ir prasmingus metus, per kuriuos likom tėvynės istorijos paženklinti ir amžinai pašaukti. Dar daug kas darytina, kad mūsų laisvė būtų suderintos atsakomybė. Teisė su pareiga, piliečių veržlumas su padorumu. Signataro klubo vardu sveikinama Jūs 75 metų jubiliejaus proga, linkime geros sveikatos ir džiaugsmo, vertinant savo prasmingo darbo vaisius, o džiaugtis tikrai turite kuo. Bronislovas Genzelis aktyviai dalyvavo mūsų valstybės gyvenime. Jis įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio veiklą, tapo iniciatyvinės grupės nariu. 1990 m. kovo 11 kartu su kitais signatarais pasirašė Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. 1998 įsteigus Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubą, tapo jo pirmininku ir vadovavo jam 10 metų, kartu su kitais sąjūdiečiais dirbdamas Lietuvos labui. Mums Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio žmonėms dabar dažnai priekaištaujama, kad valstybės atkūrimo ėmėmės neturėdami aiškios ideologijos. Kritikams galima būtų priminti, kad analogų neturinčiose situacijose visada dominuoja ne ideologija, o politika. Žingsnis po žingsnio politika pasirodė ir įmanoma, ir rezultatyvi. Tačiau mes turėjom ir ideologiją, tiksliau idėją, antrą fundamentalią, viską lėmusią mūsų pačių atrastą tiesą – nacionalinės valstybės idėją. Reaguodamas į dabartinę krizinę situaciją mūsų šalyje, Sąjūdžio klubas neliko nuošalyje, o Bronislovas Genzelis yra vienas aktyviausių jo narių, kuris prisideda prie klubo inicijuojamų renginių, ruošia svarbius dokumentus ir pasisako aktualiais visuomeniai klausimais. Klubas įsisteigė prieš 10 metų, 98 metais, ir tada buvo svarbiausias būtent tikslas, bent aš taip jau įsivaizdavau, kad gaivinti istorinę atmintį. Tai yra, klubo iniciatyva buvo sukurta prie Seimo būtent komisija, kuri reiškia šitas datas visas, leidyba ir panašiai. Nu tada atrodė Lietuvoje taip įvykiai, nors normalią vagą taip suruvena, kad aišku savaime yra ir pakilimų, ir kad jokiai valstybėje nėra, kad viskas būtų idealu normalią vagą. O dabar suaktyvėjimas pagrindinai čia, kad visgi Lietuvoje situacija pasidarė labai neaiški ir nebeaišku, kas yra kas. Profesorius niekada nebuvo abejingas tam, kas vyksta mūsų valstybėje. Dar daugiau, kai kurie jo veiksmai buvo lemtingi Lietuvos istorijai. Tai patvirtina ir jo bendražygiai. Šiemet plačioji visuomenė sužinojo apie tai, kad profesoriaus asmeninės studentiškos pažinties su buvusio Islandijos užsienio reikalų ministro Hanibalsono broliu Arnonu dėka įvyko tikras stebuklas. Šie broliai iškart po 91 metų sausio 13-osios įvykių nelegaliai atvyko į Lietuvą, įsitikino savo akimis tuo, kas įvyko Lietuvoje ir perdavė mums svarbę žinią iš vakarų. Be kovo 11-osios akto reikia dar ir mūsų tautos nuomonės. Tai yra referendumo. Visi žinome ir džiaugiamės karžygišku Islandijos veiksmu, Lietuvos Respublikos pripažinimu jau vasario 11-ąją. Tai yra 2 dienos po istorinio vasario 9-osios plebiscito. Tačiau ar susimastome, kad dėl to, kad to galėjo ir neatsitikti, jei ne ši atrodytų nekalta ir mažytė aplinkybė, profesoriaus vaidmuo. Vaidmuo, kurio jis niekada nesigyrė. Sausio 13-osios medalio neprašė, o tiesiog padarė tai, ką manė būtina padaryti. Reikia gyvinti ne tik istorinę atmintį, bet visgi bandyti paveikti tautą, kad visgi suvoktų, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas, kad šis tas nuo jo priklauso. Aš, pavyzdžiui, negaliu galvoti, kad nuo manęs absoliučiai viskas priklauso, kad aš kažką tai pakeisiu, bet aš turiu galvoti, kad aš kažką tai galiu
Ir kiekvienas žmogus, juk visi mes šiaip ar taip iš gimimo esame lygus. Bronislovo Genzelio veikla nekarta įvertinta premijomis ir medaliais. Už nuopelnus Lietuvos valstybei jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiumi. O šiemet už ilgamečius Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimus jam įteikta Lietuvos mokslo premija. Bronislovas Genzelis visada daug dirbo, buvo reiklus ne tik savo, bet ir kitiems. Profesoriaus griežtą ir reiklų žodį nekartą teko išgirsti ir man, tačiau šias pamokas atsimenu lygiai taip kaip ir savo amžinatilsį tėvuko, taip pat Zigmo Vaišvilas pamokas man griežtumu, reiklumu. Lygiai taip pat atsimenu savo Šiaulių 5 vidurinės mokyklos mokytojas, anglų kalbos, rusų kalbos mokytojas Liucija Šiupienė ir Šumnauskienė, kurių būtent griežtumas ir reiklumas buvo toks, kad jom esi dėkingas už tai, ką tu šiandien žinai. Tai lygiai taip pat profesoriaus pamokos man, jos buvo ne akademinės, o jos buvo gyvenimo. Rimto, atsakingo, džiugaus gyvenimo pamokos ir už tai aš esu tikrai dėkingas jums ir vadinu jūs mokytoju. Pasitikėjimas, išbandytas istorija. Ačiū jums tiesiog, kad jūs toks buvote ir ačiū jums už tai, kad jūs šiandien esate aktyvus ir sakantis tiesos žodį tautai. Profesorius garbiai surinktame simpoziume pranešimus skaitė leidyklos redaktorius Antanas Rybelis, Sąjūdžio klubo narys Bronislovas Kuzmickas, ilgametė profesoriaus bičiulė kultūros istorikė Ingė Lukšaitė, profesorius Antanas Kulakauskas, poetas Marcelijus Martinaitis. Jie pripažino, kad pasiaukojantis profesoriaus Genzelio darbas, aktyvus visuomenės švietimas ir jos telkimas geriems darbams visiems yra prasmingos pilietinės veiklos pavyzdys. Taigi, yra dar parako iniciatyvininkų parakinėse, su kuo nuoširdžiausiai sveikinu jubiliejaus proga profesorių Genzelį, Sąjūdžio pirmieji.